Radė, toliau tęsiam atsakinėti į klausimus, kurie kilo iš įrašo apie stirną ir medžiotoją. Antras klausimas, ar mes galim apskritai matyti, kas yra kas karmos plotmėje. Kas yra kas karmos plotmėje. Nes Viešpats sankcionuoja skerdyklas ir visą šią velniavą. Jis akimirksniu galėtų išnaikinti viską ir padaryti viską teisingą. Bet šito nedaro. Kodėl? Gal todėl, kad mes randamės karma kšetroje, kur viskas vienu metu reiškiasi. Tai ar mes galim apskritai matyti, kas yra kas karmos plotmėje? Vėlgi, jeigu yra sidį, jeigu tokia Viešpatės valia, be abejo galim. Kaip ir buvo minėta, vediniai literatūroje nemažai istorijų, kada išminčiai labai tiksliai pasakydavo, kodėl kas atsitiko karaliui, kodėl jisai sūnaus neturi, kodėl tas ir anas. Na, o kodėl Viešpats sankcionuoja skerdyklas ir visą tą velniavą, galėtų išnaikinti viską ir padaryti viską teisingą. Va. Tai čia labai gražiai atsakė Ananda Mahima, jin buvo Durgos atsidavusioji. Ir jinai tokį pasakė dalyką, tokią frazę, žinai, kad viskas šiam pasaulyje yra žaidimas, Dievo žaidimas, ir jeigu tu tai suprasi, nebeliks nei neteisingumo, nei tenais neteisybės, neliks tokio dalyko, kad kažkas yra neteisinga šiame pasaulyje. Va. Tai čia labai gili realizacija, ko gero transcendentinio lygio, nes realiai iš transcendentinės pakopos, iš Dievo matymo, tai šiame pasaulyje tai, kas mums atrodo neteisinga, viskas yra teisinga. Nes tai yra žaidimas. Tai dabar va tas dalykas kaip gėris ir blogis, jisai realiai egzistuoja, kaip dualizmas. Tiek gėris yra sukurtas, tiek blogis yra sukurtas. Netgi mes skaitom Bhagavad Gitoj dieviškas prigimtis ir demoniška prigimtis. Taip yra skyrius apie dieviškas ir demoniškas prigimtis. Bhagavad Gitoj Krišna apie tai kalba. Ir ten, kur yra dieviškos prigimtis, ten yra išvardintos savybės, tame tarpe ir prievartos nenaudojimas. O ten, kur yra demoniškas prigimtis, ten išvardinti vėlgi noras žudyti ir taip toliau. Bet mes pamirštam dalyką, kad tas abi prigimtis kuria Dievas. Abi prigimtis kuria Dievas. Medžiotojo mentalitetą sukuria Dievas. Tai irgi yra kūrėjo dalykas. Ir galų gale viskas yra žaidimas. Dabar kaip gali priimti, kai tave nušauna, kad yra žaidimas, negali tai priimti. Bet jeigu transcendentiniam sąmonėje esi, gali priimti. Na. Pavyzdys mes turime mūsų kultūros reiškinį. Jėzaus Kristaus pavyzdys, kuris realiai nekaltino jo, kai jį kalė prie kryžiaus, realiai jį žudė.
Bet jo sąmonė buvo tokia, kad jisai priėmė, kad tai yra Dievo valia. Jis, sakykime, neįvardino, kad tai yra žaidimas, bet tai yra valia. Jo valia. Duot žmonėm kažkokį tai pamoką, suvokimą, kas yra transcendentinio lygio vaišnavas. Jeigu Jėzaus būtų nenukryžiavę, tai ko gero, ko gero čia pasakyti, ta religija nebūtų taip išplitus. Nes visus pribloškė tai, kad jisai, ne tai, kad ten mirė už kitus, čia tokios interpretacijos. Nei jis ten mirė už kitus, nei ką. Tiesiog jį nužudė iš pavydo. Vienus nužudė, kitus nuodijo šventuosius iš pavydo. Prašiausiai. Nes jis buvo labai populiarus, tai karalius pabijojo, kad jis bus nuverstas ir Jėzus taps naujas karalius. Jis sakė, kad jis karalius Jėzus. Bet jis tas ten nesuprato, kas tas karalius yra. Jį nužudė. Čia ne tai, kad čia Jėzus mirė ir atpirko nuodėmes. Čia iš vis nesąmonės yra. Tokie aiškinimai. Kokias gali nuodėmes atpirkti, tu pats neši atsakomybę už savo nuodėmę. Jėzus neneš karmos už tavo nuodėmes. Jisai negaus nuodėmingų reakcijų, tu gausi. Čia iš viso absurdiškas aiškinimas, mano požiūrį. Ir Prabhupada tą kritikuoja. Tai kas čia, kodėl kitas turi atpirkinėti tavo nuodėmes? Tu žudysi gyvūnus, o Jėzus kentės, o tu vaikščiosi išsiviepęs, laimingas. Ne, čia tikrai yra visiškai neteisingas aiškinimas. Tiesiog per visą istoriją ir nemažai misionierių yra žuvę skleisdami Dievo žinią. Žuvo taip pat ir Jėzus. Aišku, jo didybė tame, kad jisai turėjo tokią sidhi, galės, kad jis galėjo mirktelti ir ten tie, kas kalė jį prie kryžiaus, būtų žuvę iš karto. Arba sustingęs. Su tokiom sidhi galiom Jėzus galėjo daryti belia ką, bet jisai to nedarė. Tame pasireiškia jo ypatingas nuolankumas. Jeigu tu turi ginklą ir tu neapsigini ir dar kai tave kala prie kryžiaus, tai. Tai va, tai tą mentalitetą prikalti šventai prie kryžiaus irgi sukuria Dievas. Tai iš Jėzaus pat kopos, kada tu nesirandi kūno platformai, kaip sako, tyras bakta nepajunta, kai nuo jo atima kūną. Įsivaizduokim, nepajunta, nekalba apie jokias baimės, iš vis nėra kalbos. Jis tiesiog nepajunta, kai nusimeta kūną. Aišku, kai tave žudo, tai tu išgyveni klaikų skausmą. Bet tu tuo pačiu metu išgyveni ir laimę, kuris sklinda iš tavo ryšio su Dievu, bet ir skausmą išgyveni. Bet ta vidinė laimė kažkokiu būdu matomai kompensuoja tą skausmą. Nes tu gali melstis, Jėzus meldėsi. Tu pabandyk melstis, kai tau kala per delną vynį arba per kojas. Čia nėra ko komentuoti. Be abejo turėjo sidhit, be abejo turėjo galę atitraukti sąmonę nuo kūno. Čia yra net nėra kalbos. Tai va jis tokiam lygiai gali priimti, kad tai yra Dievo valia, kad Dievo toksai surėdimas ir viskas. Prahlada Maharadžas, mes skaitom, jį bandė žudyti tėvas. Tai mus pabandytų tėvą žudyti, taigi čia nuo vieno bandymo mes turėtume nuoskaudą visam gyvenimui ant to žmogaus. Čia Prahlada Maharadžas neišgyveno jokių neigiamų jausmų tėvui, kuris bandė jį žudyti. Tarp tų žudimo būdų buvo pačių baisiausių. Kaip bandymas įvirti lydytam sviestę. Taip pat metimas jo nuo olos į skardį. Tai yra labai baisi mirtis. Tu krenti
ant aštrių uolų, lūžta kaulai, tu gali nemirti iš karto. Ir gulėti su baisiais skausmais, susilaužytais kaulais, stuburų sulaužytų. Yra baisi mirtis. Bet Prahlada Maharadžas nekaltino tėvo. Jis toliau pamokslavo. Jį bandė badyti ietimis. Metė į duobę su gyvatėm. Davė tokius nuodus, kai rašo, gali 10 dramblių galėjo mirti. Niekas neįveikė. Tada tėvas paklausė, iš kur tu semiesi šitos mistinės galios. Ir Prahlada Maharadžas pasakė, iš ten, iš kur ir tu pats semiesi. Tai Prahlada Maharadžo, kuris buvo transcendentiniam lygyje, sąmonėje, visą tai, kas vyko, jis priėmė kaip Dievo valią, kaip žaidimą. Ne ta prasme, kaip mes žaidžiam, bet tokia kaip Dievo valia. Tas vėlgi žodis žaidimas yra visai kitas dalykas. Tai yra, galima taip vadinti, Dievo valia, nes mes tai žaidimą priimam tokį kaip pajuokavimą, nerūpestingą, atsipalaidavus tokį laiko leidimą, ne. Tai kai mes sakom lyla, tai lyla turi labai gilias prasmes ir jinai gali būti labai rimta. Tai bus lyla, žaidimas, bet tas žaidimas, mes turime materialiam pasaulyje tos žodžius, kurie neša tam tikrą prasme. Tai nėra toks žaidimas, kaip mes šią žemėje žaidžiam krepšinį, futbolą, beisbolą, ar slėpinių, ar gaudinių. Ne. Gali bus labai rimtas, net, pavyzdžiui, materialaus pasaulio naikinimas priskiriamas lilai. Naikinimas. Ką reiškia naikinimas? Materialaus pasaulio, visatos naikinimas, kiek žūna gyvų būtybių, nėra tokio skaičiaus apibūdint. Ten ne trilijardai ir ne kvadrilijonai, nėra tokio, vienu metu žūna. Tai irgi vadinama lyla, tai irgi yra Dievo žaidimas. Tai čia, kad kažką gyvūną nušauna, tai visatos naikinimo metu, kada tenais pradeda be galo įkaista saulė, beje, tą kaitrą duoda Narayana, jis pats naikina. Potviniai, kaitra ir gyvos būtybės žūna. Žūna. Net ne kvadrilijonai, kvazilijonai, nežinau kokie. Čia gyvų būtybių viena medyje jau nesuskaičiuosi, nes kiekvienoje ląstelėje yra gyva būtybė. Taip, 30 trilijardų sielų gyvena mūsų kūne, tai tiek yra ląstelių. Ir mes valdom miestą su 30 trilijardų sielų. 1 milijardas sielų reinkarnuojasi, minimum, tavo kūne. 1 milijardas ląstelių miršta kiekvieną dieną ir atsinaujina. Kiekvieną dieną, kiek aš atsimenu, 1 milijardas. Tai kiek yra tų gyvų būtybių žemėje, jeigu tavo vien kūne yra 30 trilijonų. Ir jisai naikinimas, kada vyksta, visatos naikinimas, visos tos gyvybės žūna ir eina į Dievo kūną, iš ten, kur išėjo į Mahavišnu kūną. Tai kas čia, ir tai vadinama lyla. Ir po to kūrimas irgi yra lyla. Tai yra kuriama visata ir vėl gyvos būtybės Šiva perneša iš Mahavišnu kūno, gyvas būtybės perneša į materialią gamtą, į materialią visatą, kurią sukūrė jo sutuoktinė Durga. Dėl to vadinamas Šiva yra mūsų dangiškas tėvas ir Durga motina. Dėl to, kad Šiva perneša gyvas būtybės į materialią visatą, į materialios energijos iščias. Taip kaip tėvas su savo sėkla perneša gyvą būtybę sielą į moters iščias. Dėl to tas Šiva lingamas ir simbolizuoja Šiva, tarsi lyties organą, bet tai nėra lyties organas, tai yra Šiva, tai yra funkcija apvaisinti. Kaip sakyti, asmenybė, kuri atlieka apvaisinimo funkciją, o tas ratas, tai yra Durgos materialios gamtos iščios. Tai kai Šiva lingamą mes maudam, tai ten ir yra, reiškia, kosminės materialios gamtos iščios, kurios mikro lygyje atitiktų moters iščias,
ir Šiva. Tai yra tarsi kosminis falas, lyties organas. Bet tai nėra lyties organas, tai yra tiesiog simboliškas, kaip pasakyti, forma, kuri nurodo, kad šitą asmenybę mus duoda mums kūnus, kaip sakyt, patalpina mus į materialių pasaulį, į materialios gamtos iššės. Šiva. Tai irgi yra žaidimas ir nors jis yra labai problematiškas, gyva būtybė gimsta ir tam tikrose formose tas gyvimas yra labai skausmingas. Šrimad Bhagavatam juk aprašo, kad tas gyva būtybė, tas vaisius iššiose, jisai kenčia labai stipriai. Tai ką jau kalbėti apie čia šitą stirnos nušovimą. Ir tuo pat metu, nors ir mes matom, kad čia yra labai didelis kosminis žaidimas makro lygyje, ir tuo pat metu užtenka gyvą būtybę kažkurią tai nužudyti ir ateina didelė karma, didelė nuodėmė įvyksta. Tai nereiškia, kad mes turim galvoti, čia stirna, tai kas čia? Čia kasdieną žūna milijardai gyvų būtybių, tai kas čia ta stirna? Ne, tai būtų klaidingas mąstymas. Bet atsakant į klausimą, kodėl nepadaro visko teisinga, tai viskas teisinga yra dvasiniam pasaulyje. O ten yra viskas taip, kaip turi būti. Bet ir ten nėra viskas, kaip turi būti. Ten Krišna, supranti, šoka su daug mergelių, kurios pabėga nuo vyrų ir taip toliau. Ten yra momentų, bet ten viskas yra meilė. O čia, kad vyktų kitokie žaidimai, sukuriami du mentalitetai, dieviškas ir demoniškas. Aukštutiniai pasauliai visatos dangoraižyje gyvena pusdieviai, dieviškom savybėm, žemutinėse pasauliuose, tai yra dangoraižio apatinėse aukštose, demoniškos prigimties, o per vidurį žmonės, kurie turi ir to, ir to. Tai va mes. Ir kadangi yra tie du mentalitetai sukurti, vyksta susirėmimai. Kai vyksta susirėmimai, tada yra proga ateiti Krišnai įvairiuosiuose pavidaluose ir skleisti žinią. Arba pakovot, apginti savo baktus. Tai yra lila, jam tai patinka. Nes kaip tu dvasiniam pasauliu pasikausi, su kuo tu pasikausi? Pavyzdžiui, Narasimhadeva, Varaha ateina. Su kuo? Jie nori kautis. Viešpats irgi nori kautis. Iš kur tas noras kautis? Jis ateina iš Kūrėjo. Žiūrėkim, yra kovos menai. Kiek rūšių, kiek renginių, varžybos, kovimai. Patinka. Yra žmonės, kuriems patinka kautis. Tas noras kautis ateina iš viešpatės. Tai dabar su kuo kautis dvasiniam pasauliu nėra su kuo, tai materialiam pasauliu galima pasikauti. Dėl to viena iš priežasčių, kad tas materialus pasaulis ir sukuriamas. Tai yra pasikauti. Tai dabar su kuo kautis? Tik su demonišku mentalitetu. Reiškia, jį reikia sukurti. Tai yra gyvos būtybės, kurios nekenčia ir nekęs dar tūkstančius gyvenimų Dievo, su jom pasikauna. Hiranyakšipų buvo ir kiti demonai. Iki šiol visata knibžda demonų, kurie nekenčia aukščiausio Dievo asmens. Žemė pilna knibžda demoniškų asmenybių, kurios nori sukelti chaosą. Ką mes matom dabar žemėje, tai yra dirbtinai keliamas chaosas, keliamas neduodama ramybės. Keliamas tas chaosas, kad tik žmogų pavergt, kontroliuot, būtų priežastis žmogų kontroliuot, pavergt, atimti pinigus, nusmugdyti ir kontroliuot po to. O tas Ukrainos ir Rusijos karas, ką jis padarė? Jis nuskurdino visą Europą, Europa buvo įtraukta, kas neperprato esmės, pradėjo siūsti ten lėšas, nors kas giliai matė, tai
suprato, kad čia yra karas be jokio finišo, kad tai yra jis tiesiog skirtas generuoti karo pramonės lėšas, kuo daugiau žmonių išžudyti ir kad ten jisai nebus išsirišimo tam kare, nebus tiesiog bus sumažinta populiacija, pralietas upeliai kraujo ir nieko ten nebus. Jeigu ten būtų norėjusios šalis tikrai susiremti, tai visas pasaulis būtų atsistojęs į Ukrainos pusę ir kovėsis nepaisant grasinimų paleisti atominį ginklą. Nepaisant to. Čia tas pats, kaip tu matai gatvėje, kažkas su peiliu užpuolė kitą žmogų, ne? Ir jisai perspėja, jeigu jūs lysit, aš pradėsiu jūs šaudyti. Tai jūs palikit man tą auką, nes kitaip aš jūs šaudysiu. Tai bailiai atsitraukia, o tie, kas tikrai tą auką nori išgelbėti, jie ir kovoja iki galo. Čia viskas matėsi, kad nieks čia nekovoja iki galo ir netgi tyrimai rodo, kad Bideno administracija tiekė ginklus tokiu tempu paskaičiuotai, kad tik tais karas nesibaigtų. Nes kai vyksta karas, tu turi iš karto duoti labai didelį kiekį amunicijos, kad įvyktų kažkoks tai atrėmimas priešo ir gal net nugalėjimas. Bet buvo tokiom normom dozėm duota, kad tu negali pasistumėti priekį. Plius baisinė korupcija Ukrainai. Tai kas iš šono, aš bent jau iškart nuo pirmos minutės, aš žinau, kad aš nei cento ten nesiųsiu. Ir ten labai gerai matas, kad tas karas buvo išprovokuotas ir Amerika prie to prisidėjo ir kaip sakyt, kažkam tai jis labai labai naudingas. Labai labai naudingas. Ir per tą karą labai daug tikslų galima pasiekti. Galima Lietuvą nuskurdinti, nes reikia kelt mokesčius ale gynybai. Prieš tai buvo korona, kurią prisidengiant skurdino žmonės. Dabar šitas atsirado. Kelsim, nes yra tipo priežastis, dėl ko kelt mokesčius. O realiai tai reikia nuskurdinti žmogų. Nuskurdinti ir padaryti priklausomą nuo korporacijų, nuo valstybės. Tai čia tas yra viskas. Ir yra, kam reikia tą dalyką daryti. Pastoviai, mutint vandenį, o tikslas yra pilnai kontroliuoti žmogų. Netgi tie lėktuvo atsitrenkimai į 911, jo teroro aktas. Jau turbūt šimtai, jeigu ne tūkstančiai mokslininkų sako, kad neįmanoma, kad lėktuvas šitaip tą pastatą kaip kortų namelis sugniuštų. Čia buvo, reiškia, demolition. Planned demolition. Tai yra suplanuotas pastato sprogdinimas. Nes taip pastatas taip gali kristi tik tais nuo, kaip yra, reiškia, užminuotas, detonuotas, kaip pasakyti, bombos sudėtos pastatyti. Taip negali nuo lėktuvo jis taip suristi. Plienas tiek negali lydytis, kad jis taip atkristi. Taip krenta namai, kada yra užminuoti. Tai kažkam reikėjo ir po to, kas prasidėjo masinė kontrolė žmonių. Masinė. Buvo pretekstas pradėti kontroliuoti, sekti, žiūrėti, kameros, ten tas. Tai visą laiką reikia priežasties. Ir priežastis yra dirbtinai sukuriama ir po to paimamas tas tikslas. Dabar kažkas tai labai daug pinigų užsidirbo jau ant šito karo ir dar užsidirbs ant Ukrainos atstatymo ir dar brangiųjų metalų ir tų natūralių gamtos iškasenų. Žodžiu, čia yra kita tema, bet pats principas yra, kad visą laiką yra būtybių dabar ir jų buvo vediniais laikais, kurios negali ramiai miegoti. Jom reikia kenkt. Ir jų laimė susideda iš to, kad tu kitam kenki ir pavergi jį. Ir jis tau kaip vergas tarnauja. Kad ir tą patį Egiptą. Taigi tos Egipto piramidės pastatytos ant skausmo. Ten gal be abejo naudojo ir mistinius dalykus, bet vis tiek ten dirbo tūkstančiai žmonių per prievartą, per skausmą. Dėl to manęs ten niekad netraukė važiuoti. Niekados.
Ten yra realiai skausmas. Didybės manija pas tos faraonus. Susiduoji, koks tu turi didybės manija, kad tavo tokias kapavietės statytų. Nu. Tai visais laikais mes paimsime ir Dhritarashtrą, su Duryodhana, jie negalėjo ramiai būti, imperatoriai negalėjo atiduoti valdžios, reikėjo Pandavus nužudyti, savo teisėtus valdžios atstovus nužudyti. Paimkim, Venu Maharadža rašė, iš vis uždraudė aukojimus, uždraudė tą vediniai laikai. Tai Brahmanai atėjo su mantrom nužudė, nes nebuvo ką daryti. Tai visą laiką yra tokių, kuriems supranti, knieti blogį nešt. Ir kiti negali ramiai gyventi. Tai ateina viešpats tada į žemę, Krišna atėjo, na ir ką, jisai tą Kurukšetros mūšį pats suplanavo, pats davė, kaip sakyti, impulsą Duryodhanai pradėti tą mūšį. Ir yra kalbama, kad jeigu Krišna būtų panorėjęs pas Duryodhaną, nebūtų gimusi tą noras kariauti. Būtų, pavyzdžiui, Krišna galėjo pakeisti jo mentalitetą, bet jis nepakeitė, nes toks jo buvo planas, kad įvyktų Kurukšetros mūšis, jame žūtų žemę kankinantis nuodėmingi karaliai ir būtų perpasakota Gita, kurią mes iki šiol skaitom. Toks jo buvo žaidimas, toks planas, bet tai irgi buvo žaidimas. Ir tame žaidime mirė 100 milijonų karių. Bet tai buvo jo planas. Tai dvasinio pasaulį tų tokių dalykų neprasuksi, nes ten yra visi tyroj meiliai skęsta. O materialiam pasaulį, tam, kad realizuoti savo norą pakovoti, viešpats sukuria materialų pasaulį ir demonišką mentalitetą. Tam, kad atlikti visokius žaidimus, kurių tu negalėsi atlikti dvasiniam pasauliui, yra sukuriamas materialus pasaulis. Taip pat jis mėgaujasi, kai gyva būtybė jo ieško. Jis taip pat gali išreikšti savo užuojautas. O kaip jisai dvasiniam pasauliu užuojautą išgyvens? Visi ten laimiai skęsta. Bet išgyventi užuojautą jisai nori, nes tai eina iš jo. Mes išgyvenam užuojautą. Tai ta užuojauta, ta jo emocija, jinai kyla iš kūrėjo. Kad ją išgyventų, jisai sukuria materialų pasaulį. Jis ateina kaip įvairius avatarus ir pamokslauja. Aš skaičiau Rišabhadevos pamokymai. Tai buvo Krišnos avatarą. Pamokslauja gyvom būtybėm. Čia sunku suvokti, bet šičia yra realiai žaidimo aikštelė. Ir mes su savo materialia sąmonė, gink Dieve, negalim net priartėti prie šito suvokimo. Bet kas turi transcendentinę sąmonę, jie sutalpina viską. Nes jie nelaiko save kūnu ir jiem atiduot kūną nėra didelių problemų, jeigu tai reikia žaidimui. O mum kūno atidavimas, tai čia yra siaubas. Yra verksmai, yra laidotuvės, yra, visa netgi industrija mirties padaryta. Laidotuvių biznis yra labai labai pelningas ir ten labai didelė konkurencija ir netgi iki pašalinimo įvairiausiam neteisėtom priemonėm pašalina konkurentus. Laidotuvių namų yra suskaičiuotas kiekis. Tai čianais mums sunku suvokti tokią filosofiją, bet jinai yra tokia paminėta. Kad tai yra Dievo žaidimo aikštelė ir jisai gali akimirksnį tai padaryti tyrų baktų ir tu grįši dvasinį dimensiją, bet jis to nedaro. Jis ateina kaip Čaitanija Mahaprabhu, gelbėt puolusias sielas. Tai dabar kam jam gelbėt? Dvasiniam pasaulyje ką jis ten gelbės? Nieko negelbės. O materialiam pasaulyje jisai sukuria mają, iliuziją, jinai veikia gyvas būtybės ir tada jis ateina pamokslauti. Kažkas sakytų, čia iš šizofrenija, pats užbūrė ir ateina pats čianais gelbėtas gyvas būtybės. Bet yra kažkokios gilios prasmės, kurių mes dar neapčiapiam. Nes skleidžiant pamoklaujant,
giedant šventą vardą irgi eina kažkoks tai nepaprastas džiaugsmas. Materialiam pasaulį giedant. Aš atsimenu, kai einam į Harinamas miestuose, tai toks džiaugsmas eina iš vidaus. Kur tu dvasinę pasaulį, ką tu tenais, kai visi skęsta meilėje, ką tu ten pamokslausi ir kam tu gėdosi, atbūdinti. O materialiam pasaulį tu čia gali 100 metų kasdieną vaikščioti ir mažai nebus. Visuose Lietuvos miestuose ir žemės miestuose kasdieną eisi vis tiek mažai nebus. Toks demonizmas. Tai va, tai Anandama ir sako, kad viskas čia yra Dievo žaidimas ir jeigu tai supranti, niekas netrodo neteisinga. Bet tai yra jo sąmonė. Per daug gyvenimų ir mes išsigdysim tokią sąmonę, mažiau akcentuosim. Vat kaip atsiranda tas mažesnis akcentavimas. Kuo tu labiau atsiriši, pavyzdžiui, nuo pinigų, tu mažiau pergyveni, kai tu juos prarandi. Kuo tu daugiau atsiriši nuo šlovės, tu mažiau pergyveni, kai tave kažkas kritikuoja. Prie akių ar už akių. Kuo tu labiau atsiriši nuo priešingos lyties, tu mažiau pergyveni, kaip ta priešinga lytis su tavim elgiasi ir ar iš viso tavim domisi. Kuo tu labiau atsiriši nuo valdžios, tu mažiau pergyveni, jeigu tu negali kontroliuoti kažko. Tai lygiai taip pat, kuo tu labiau atsiriši nuo kūno, tu mažiau pergyveni, kas su to kūnu vyks. Čia yra atsirišimo klausimas. Tai va asmenybės, kurios nuo visko atsirišo, tai jos gali tai priimti kaip žaidimą. Mes kaip prie visko prisirišę, mes nenorim girdėti apie tokį žaidimą. Bet realybė ir Vaišnavo filosofija yra tokia, kad tai yra lila. Bet ta lila, kaip ir aš sakau, nėra toks pat žaidimas, kaip mes jį suprantam. Tai nėra toks žaidimas, kokį mes jį suprantam. Tai yra gilus dalykai ir tose giliuose žaidimuose tiek gyvos būtybės išgyvena įvairias emocijas ir patyrimus gauna ir tiek kūrėjas. Ir vat visi šitie žaidimai aprašyti Šrimad Bhagavatam. Kūrimo žaidimas, naikinimo žaidimas, įvairios avataros, demonai. Va čia viskas vyksta. Ir tai gali vykti tik materialiam pasauliu, dvasiniam pasauliu to negali vykti. Ir kadangi Viešpats turi ir norą kurti, ir norą griauti, jisai kūrė ir griauna pasaulius. Jis turi norą pakovoti, jis turi norą papamokslauti, jis turi norą išgyventi užuojautą, tam sukuriamas demoniškos prigimtis. Ir miksuotas prigimtis, kaip žemės planeta ir dieviškos prigimtis. Jis ateina, pamokslauja. Žaidimas. Nei jis gali to suprasti, nei mes galim to suprasti, nes jo gamaja dvasinė iliuzija gali užburti, jis gali pamiršti, kad jis Dievas yra, kaip Krišna. Ir išgyventi žmogiškas emocijas, ir baimę, ir ką tik nenori. Tai čia yra daug prasmių ir ko gero visą gyvenimą mes tai gilinsimės. Ir vis daugiau ir daugiau prasmių atsivers mums, kas yra ta lila, kas yra tas žaidimas. Tai nėra slėpinės ir gaudynės, tai yra labai rimti dalykai, bet tai yra lila. Ir kuo mes daugiau atsirišam nuo materialių dalykų, to mes mažiau akcentuojam, kai juos prarandam ir tada mes galime suprasti, tokia valia. Tai tiek būtų pamąstymų apie tą dievišką žaidimą šitoj visatai. Ir kol mes nesam Dievo sąmonėj, mes tą žaidimą priimam kaip įžeidimą, kaip Dievo bausmę, kad Dievo nėra ir tas, mes priimam. Kaip sakyt, mes net pykstam, keršim arba nusisakam nuo to kūrėjo, nes mes net laikom tokio, mūsų egoizmas net laiko tokio žaidimo. Miršta artimasis, ar pats susirgia, ir kažkas nutinka, iškart Dievą kaltini. Reiškia, nėra nei to nuolankumo dar, nei meilės, negali priimti jo tokio plano, pyktis kyla ant Dievo. Bet kodėl jisai kyla? Dėl to, kad labai daug prisirišimų. Atėmė,
Bet kada prasivalai, biški lengviau į tuos jo žaidimus žiūri. Bet visiškai lengvai žiūrėti gali tik tais transcendentinio lygio asmenybė, bet mes į tai ir einam. Tai mūsų link to ir pratina. Radė.